Noriu Jums pristatyti Birštono savivaldybės merę Nijolę Dirginčienę. O merė šiandieną kalbins komunikacijos ekspertė ir laidos Dalia Kutraitė kalbina autorė Dalia Kutraitė. Linkiu malonaus pokalbio visiems. Labą dieną visiems susirinkusiems. Mus sveikina ir lietus, pirmas gražus vasaros šiltas lietus. Jis, manau, yra reikšmingas ir geras ženklas. Aš noriu pirmiausia labai visus įspėti ir net atsiprašyti, kad jūs susirinkote į labai neįprastą, keistą spaudos konferenciją. Jinai bus tokia netikėta, neįprasta, kaip ir neįprastas, netikėtas yra šito mažo Birštono, neturinčio ne 5000 gyventojų žygis, pasakykim paprastai, į pasaulinę šlovę. Netikėta spaudos konferencija todėl bus, o kodėl aš pasakysiu vėliau, nes prieš tai noriu jūsų paklausti. Ar galėtumėt pasakyti 3 svarbiausius žodžius, kurie geriausiai apibūdintų Birštoną? Prašau. Žinoma, kad galima pasakyti 3 svarbiausius žodžius, nors tokį miestą kaip Birštonas apibūdinti reikėtų 33, bet tiek neturim. Mažas, dinamiškas ir svarbiausia savas. 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 Savas yra Audriui Antanaičiui, ne iš Birštono. Ar jis yra savas saviems, ar turime žurnalistų vietinių, kurie galėtų apibūdinti 3 žodžiais Birštoną? Aš gal pasakysiu bendrai 3 žodžiai bus. Čia mūsų namai, gražūs namai, mieli šilti namai. Čia jūsų namai. Ačiū. Na, o dabar užduotis turbūt sunkesnė. Ar galėtumėt pasakyti 3, galbūt ir jūs pirmiausia, 3 žodžius, kurie geriausiai apibūdintų jūsų miesto merę? Mūsų miesto merė mes tiksliai žinom, kaip apibūdinti. Strateginis mąstymas, sugebėjimas visas aplinkinės įstaigas nukreipti vienu tikslu ir 3, per didelis reiklumas. Per didelis reiklumas. Per didelis reiklumas. Sau ar kitiems? Sau tai gerai, bet vat kitiems. Nekauju, viskas tvarkoj. Reiklumas taip pat labai geras, reikalingas. Ačiū. Tai dar yra norinčių ir galinčių apibūdinti miesto merę? Gerai, kiek kita trejybė būtų tokia, jeigu žvelgiant į merę. Energinga, paslaptinga, sava. Vėl sava. Kažkaip tai Audriui Antanaičiui viskas sava. Aš labai dėkoju už tos apibūdinimus, bet šiek tiek ir stebiuosi. Iš kur jūs žinote? Jūs tik galite atspėti, kokia yra jūsų merė. Na, tie, kurie gyvenat kartu, aš suprantu. Bet, pavyzdžiui, Audrys, pasakysiu, kodėl man taip atrodo. Aš kreipiausi besirengdama šitai konferencijai į visažinį Google. Ir žinot, kai surenki, Nijolė Dirginčienė išmeta viską apie Birštoną. Tu vėl surenki 2 kartą, kitaip surenki, su kitais žodžiais rašai biografiją, rašai dar ką nors ir vėl išmeta Birštonas. Birštonas daro, Birštonas žengia, Birštonas atidaro. Aš supratau, kad Nijolė Dirginčienė ir Birštonas yra sinonimai. Man pasirodė keista ir aš suprantu, kodėl Audrys sako paslaptinga. Merė, dėl kokios priežasties net visažinis Google nieko nežino apie jūsų asmeninį gyvenimą? Ar čia žurnalistai nemoka jūsų prakalbinti, ar jūs esate tokia, kaip būdama viešas asmo, tokia nevieša? Sveiki visi, pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę tapti labai viešu asmeniu šiandieną, 2 šventės dieną ir kalbėti apie save. Na, aš manau, kad apie mane pakankamai nemažai prirašyta, o kad yra tapatinamas Birštonas ir merė, tai gal čia gerai? Gal reiškia, jinai dirba ir tas asmeninis gyvenimas galbūt nevaidina čia tokio vaidmens ir gal nereikia tiek žinoti kitiems. Jeigu tu esi viešas asmo ir meras, tai
gal ir gerai, kad kalbam apie miestą. Iš dalies gerai, iš dalies ne. Aš vis dėlto suprantu, kad Birštonas nebūtų toks, koks yra, gerbiama merė, jeigu ne jūs ir ne jūsų charakterio savybės. Net jeigu ne jūsų šeimos palaikymas. Net jeigu ne jūsų kažkokie galbūt vertybės, kurias jūs vaikystėje susirado. Aš manau, kodėl atsitinka toks stebuklas? Kodėlgi tas Birštonas buvo apsnūdęs ir atsibudo? Aš manau, kad bijočiau pasakyti, bet turbūt jums ir pasakysiu, tokį šūkį politizuotas socialdemokratų svarbiausias žmogus. Man atrodo, kad yra labai svarbus žmogus, kuris yra prie miesto vairo. Ir jūs tą įrodėte. Todėl atleiskit labai, bet šiandien aš jums pateiksiu daugybę nesuderintų klausimų. Prašom. Ir pirmiausia, o kam jūsų širdyje ir mintise yra dar be Birštono vietos? Ar yra kam nors, ar lieka? Be abejo. Man labai svarbi yra šeima. Man labai yra svarbus mano vyras, mano vaikai, mano anūkas. Ir aš galvoju, kad tai yra ko gero svarbiausia. Bet jūs jau emociškai palėtėte tą sritį, kuri tikrai, aš manau, kad kiekvienai moteriai yra labai svarbi. Tai šitiems dalykams visada buvo ir bus vietos mano širdyje, arba, kaip sakyti, na, tikrai jie užima labai didelę dalį širdies. Na, o jeigu taip tiesiai, šiuolaikinės moterys visada sprendžia prioritetų klausimą. Karjera ar šeima? Turi sudėlioti numeris 1, numeris 2. Jums? Žinot, jeigu reikėtų rinktis ir būtų tikrai taip griežtai pastatytas klausimas, aš tikrai rinkčiausi šeimą. Aš rinkčiausi šeimą. Nežiūrint to, kad, na, iš tikrųjų yra pasiekta labai daug ir koks būtų tavo gyvenimas, jeigu tu neturėtum šeimos, jeigu tu būtum vienišas, jeigu tu grįžęs iš darbo arba grįžus iš darbo neturėtum su kuo pasikalbėti, jeigu tu gražų šeštadienio rytą neturėtum su kuo išgerti puodelio kavos, na, ko vertas toks gyvenimas? Aš manau, kad visko pagrindas yra šeima. Ačiū Jums. Ačiū už atsakymą, kokio aš ir tikėjausi. Na, jūs kilusi esat iš Pamario krašto, iš Šilutės. Birštoniečiai turbūt jau ir užmiršo, kad jūs iš ten. Ar dažnai ten nuvažiuojat? Dabar važiuoju rečiau, nes lankau tėvų kapus. Labai gaila, kad nebėra gyvų. Tarpe ten gyvena giminės, kuriuos aplankau, bet tai jau yra ne taip dažnai. Bet tikrai ne vieną ir ne 2 kartus per metus. Aš labai myliu aną kraštą, kur gimiau, nes šaknis ten, kur tavo šaknis, ten turbūt yra svarbu sugrįžti visada ir prisiminti tą vaikystę. Ir tai yra visai kitoks gyvenimas. O kas svarbiausia, kas pirmiausia iškyla jūsų atmintyje, kai jūs, kaip pasakai, žodį Šilutė? Gal yra klasiokai, bendraminčiai, va tokie, na, vaikystės draugai. Turbūt tai, nes iki 18 metų, žinot, kas yra svarbiausia, va, draugai, ta aplinka ir be abejo šeima, tėvai, brolis, kurį vieną turiu, ir tai yra svarbiausia. Kas yra svarbiausia, ko jūsų išmokė tėvai? Ką jums bandė įdiegti? Pirmiausia, tai turbūt darbštumas. Nuo pat mažumės buvau pratinama prie darbo, nes tėvai gyveno kaime ir iš tikrųjų teko labai daug dirbti, padėti tėvams. Ir visada sakydavo man, kad tai, ką išmoksi čia, vis tiek tu panaudosi gyvenime ir turi mokėti, turi norėti dirbti. Atsakomybė. Atsakomybės mokė taip pat, būti atsakingai. Ir to reiklumo turbūt? Ir reiklumo, taip, ir ambicingumo, nes tėvelis mano žemaitis grynas, iš Telšių, užsispyręs toksai, jeigu jau ką norės padaryti, tai visada pasieks. Žodžiu, na, bet tos atsakomybės ir darbštumo ir tokie buvo, sakyčiau, paprasti žmonės, bet ambicingi. Jeigu jau ką norėdavo padaryti, tai visada padarydavo ir mane tai žavėdavo. Ar jūs žemaičiuodavot namie? Nelabai, nes tas kraštas nelabai. Galūnės nukapodavo. Kaip aš sakau, galūnės nukapodavo. Aš pastebėjau, kad toks lemtingas skaičius 3 jūsų gyvenime, man tai pasirodė. Vakar kažkas sakė, šventė čia tęsiasi 3 dienas. Pažiūrėjau, kad jūs mokėtės 3 universitetuose. Iš tiesų, 3, ar ne? Jūsų namuose
dažnai buvo, ilgai buvo 3 vyrai. Vyras ir 2 sūnus. Tai dabar noriu jūsų paklausti. Kokie yra 3 dalykai gyvenime, kurie jūs labiausiai erzina? Kurie labiausiai erzina. Išveda iš kantrybės. O pirmiausia, kas atėjo į galvą, nepunktualumas. Labai nemėgstu, kada žmonės yra nepunktualūs. O dabar jūs pavėluosit netrukus. Ne, aš niekur nepavėluosiu, viskas čia šalia, tikrai. Nepunktualumas. Melavimas. Vat nesažiningumas taip pat labai erzina. Na ir tinginystė be abejo. Jeigu žmogus, tinginystė. Suprantat, ką noriu pasakyti. Aš galvoju, kad, visi mes kartais mėgstam. Ar pas jūs liko savivaldybėj gyventojų tarptų 5000 nepilnų tinginių, ar jau visi perauklėti? Mūsų žmonės yra labai darbštus, aš labai džiaugiuosi. Labai nuostabu žmonės čia gyvena. Darbštus, tikrai nebūtumėm pasiekę, neatrodytumėm taip kaip šiandien. Jeigu nebūtų darnios komandos. Tinginiai jau išvažiavo, tiesa? Jie gal tiesiog nori dirbti, gal yra motyvuojami dirbti. Jūs juos įkvėpėte. O sakykit, kas jūs įkvėpė? Kas jūs motyvuoja visiems tiems dideliems pokyčiams? Gal koks mineralinis vanduo? Aš galvoju, kad tikslo turėjimas. Jeigu tu turi kažkokį tai tikslą užsibrėžęs, reiškia. Tai jūsų tikslas dabar? Taip, pakelti, pagražinti, padaryti nepakartojamų šitą vietą, kur mes visi esam čia. Kurortą Birštoną. Žinot, kaip aš dažnai sakau, kai manęs klausia, tos vidinės ambicijos buvo užgautos, sako, oi, žinot, prestižas yra važiuoti į kitus kurortus. Čia prieš kokius 5-8 metus vis sakydavo. Tyliai galvojau savo, reikia padaryti taip, kad prestižas būtų važiuoti į Birštoną. Kad žmonės čia atvažiavę pailsėtų, kad jiems būtų čia smagu, kad jie ryte atsisėdę, kaip šiandien terasoje galėtų išgerti kavos ir pasidžiaugti tą ramybę, kurios galbūt nėra didmiesčiuose. Jūs kalbate apie ramybę ir iš tiesų Birštonas toks ramybės uostas, ar ne? O jūsų gyvenime tos ramybės, tylos valandėlių būna? Ar jums jų netrūksta? Būna, bet galbūt mažaukai. Norėtųsi daugiau ir neslėpsiu, su amžium turbūt tas poreikis ramybės, jisai didėja. Nes kol esi dar jaunas visiškai ar ne, bėgi leki ir nematai nieko aplinkui ir atrodo, gali ir dieną naktį nesustoti. Tačiau kai, šiek tiek, sakau, artėja link tos brandos, visada galvoju, kad reikia turėti, išlaikyti tą pauzę, sustoti. Nes taip pasikrauni, taip įgyji jėgų, apmastai, nes esi sukaupęs didelę patirtį, eidamas per gyvenimą, ar ne? Tai dėl to tas sustojimas kartais jis labai reikalingas, tos pauzės gyvenime. Kaip sakoma, kai važiuoji greitkeliu ir greit važiuoji, tai nematai medžių. Medį pamatai tik stovėdamas. Jūs dabar aiškiai turite tikslą. Jūs tikrai savo gyvenimą įprasminsit ir įprasminot jau labai. O kai jūs buvot Šilutėj, baigėt vidurinę, kokių jūs turėjote tikslų? Ar jūs įsivaizdavot, kad būsit miesto merė? Ar jūs norėjote būti kažko? Kuo jūs norėjote tada būti? Kokios jūsų svajonės? Tikrai negalvojau, kad aš galėčiau būti miesto merė. Aš tada norėjau būti mokytoja ir jie tapau, mokiausi, studijavau ir man visai patiko tas darbas, man patiko ir galvojau, kad nėra geresnio darbo, kaip perteikti tas žinias, kurias tu turi sukaupęs. Bet taip susiklosti gyvenimas, kad, buvau aktyvi, įsijungiau į kitokį gyvenimą ir po to jisai keitėsi, aišku, atsirado kita aplinka, kiti žmonės. Jūsų gyvenime trūksta šiek tiek tylos, ramybės, sustojimo, tai natūralu, jūs aktyvų gyvenimą gyvenate. O ar yra kokių nors tokių sveikatinimo elementų? Skaičiau, kad jūs baidarių sportą mėgot, ar tebe mėgstate ir dar, be to jūs esate tokio sveikatingumo, pasaulinės sostinės, taip, merė? Taip, šiandieną planuojame. Tai dabar jūs įpareigoja. Tai kokie sveikatingumo momentėliai yra jūsų gyvenime?
Nieko nėra geriau, kaip, tarkim, aktyviai greitai pasivaikščioti, ar ne? O kartais ir ramiai, praeiti krantinę. Mėgstu labai važiuoti dviračiu. Dviračiais važinėjam su vyru, su šeima, su anūku, nes dviračių taukų tikrai labai daug yra Birštone. Baidaris yra tikrai hobis ir kai tik lieka laiko, tai būtinai plaukiam, nes gamtoje iš tikrųjų pailsi ir vanduo visada traukia nuo pat gimimo turbūt ir ten, kur vanduo, ten ir aš. Kada paskutinį kartą plaukėt baidarimis? Vat prieš kelis metus tik tai. Šiaip turėjom ir savo, bet šiemet suplanavę tikrai būtinai plaukti. Nes turim nuostabią upę, Verknę, turim ir Ūlą praplaukę ir daugelį upių Lietuvos praplaukę. Bet matot, tos pareigos turbūt uždeda kažkokį tai antspaudą, nebelieka laiko. O kaip keičiasi komanda, su kuria plaukėt? Turiu omeny, kad kažkada plaukdavot su šeima, aišku, berniukais, o dabar? Yra draugų ratas, su kuriais plaukiame. Yra draugų ratas ir kurie mėgsta ir kurie nori išplaukti. Na ir aišku, nepasinaudoti, kaip jūs sakėt, sveikatingumo sostinę tampam, nepasinaudoti tuom, ką mes turime čia, sakykime, sanatorijose būtų nusikaltimas. Todėl iš tikrųjų, ne taip dažnai kaip norėčiau, bet apsilankau ir aš kartais sanatorijose. Atbėgu labai ir baseinė, ir masažai, kurie čia yra. Na, aš turiu išbandyti, kaip aš galiu reklamuoti. Tai kas pas mus gražaus yra ir gero, aš turiu pati išbandyti. Todėl kartais tikrai pabandau. Vakar vienas iš svečių gražiai kreipėsi Birštono miesto šeimininkė. Ir aš tada užsirašiau greitai klausimą. Birštono miesto šeimininkė, o kas yra jūsų namų šeimininkė? Ar jums lieka laiko šeimininkauti virtuviai namuose? Ar tai mėgstate jūs daryti? Pasirodys keista, ar ne? Bet aš mėgstu gaminti. Aš mėgstu gaminti ir tada, kada turiu laiko, aš tikrai gaminu. Stengiuosi visada, ypatingai, kada vaikai augo. Tai visada sakiau ir mano toks devizas buvo, namai turi kvepėti pyragu. Ir aš kepdavau ir megzdavau, kas šiandien atrodo jau nelabai įmanoma, bet tą darydavau, nes kai augini vaikus, norėdavosi su jais pabūti ilgiau ir aš šiandien nesuprantu, kai sako, per dieną vaikams skiria tiek minučių. Aš nesuprantu. Vaikai turi jausti, kad jie yra šeimoje, bet nesenai su suaugusiu sūnum kalbėjome su vienu, su vyriausiu ir sakau, ar jums netrūkdavo manęs? Sako, mums užtekdavo. Mums užtekdavo, nes tu visada rasdavai laiko. Žinot, aš jau kaip žurnalistė savo tyrimą galiu baigti, nes aš galiu įvardinti garsiai, kokios yra pačios didžiausios stiprybės, už kurias turi dėkoti Birštonas ir Lietuva, gal jau net plačiau. Tai yra jūsų moteriškumas, jūsų gebėjimas derinti savyje vadovo, lyderio ir moteriškasias savybės. Man taip visada atrodė, o jūs patvirtinot mano hipotezę. Bet paskutinis klausimas yra privalomas. Vėlgi remiuosi tuo, ką girdžiu Birštone. Jūs išvažiuosite iš čia ne tik sveikesni, bet ir laimingesni, sakoma jūsų reklamose. O jūs, merė, esat laiminga šiuo metu? Taip, vienareikšmiškai galiu pasakyti. Esu laiminga, nes aš matau, kaip gražu aplink. Aš gyvenu su šeima, mylinčia šeima. Aplink yra žmonės, kurie nori dirbti, nori keisti Birštoną. Puikią komandą turiu, dirbu. Aš esu laiminga. Ačiū Jums. Ir dabar, gerbėmieji žurnalistai, Jums yra laiminga proga pakalbinti laimingą Birštono miesto merę. Ar turime klausimų? Aš galvoju, kad ir Jūs galite praplėsti savo žinias ne tik apie Birštoną, kuriuo be jokios abejonės galima tik žavėtis, bet ir apie merę. Šiandien ji suteikia retą progą kalbėti apie save. Šiaip, sakė, labai nemėgsta. Ir daugiau niekada nekalbės. Mere, jūsų santykiai su žurnalistais. Žinome, kad politikai nelabai juos mėgsta. Ar jums yra tekę su žurnalistais turėti konfliktų ar kokių nors nemalonių situacijų ar nuoskaudų? Tik nesakykit, merė, kad ne, aš žurnalistus labai myliu, man su jais visada visur buvo gerai. Pasakykite teisybę. Tikrai taip nesakysiu, gerbiamas Audry.
nes yra buvę visokių situacijų. Ir labai užgauna, sakykime, jaunų žurnalistų kartais požiūris arba kalbinimas, arba tas toks agresyvumas, su kuriuo jie ateina pas tave į kabinetą. Buvo tokių atvejų, kada įsiveržia net su melo pagalba, kad tik tai prasiveržti ir vos nelaužia duris ir čia sensacijų ieško. Tai mane tikrai labai žeidžia ir piktina ir aš sakau, tokie dalykai tikrai dar yra Lietuvoje, bet šiaip pabaigsiu tai, kad mes žurnalistus labai mylime. Ir tai, kad šiandieną jau čia daug ir kad aš bendrauju ir ne tik aš ir mūsų komanda ir aš jau žinau, kad bus netgi žurnalistų klubas įsteigtas toksai, tai žodžiu, aš galvoju, kad ir nuo tavęs labai daug priklauso, kaip tu sugebi kalbėti. Ar priimsite į klubą nemylimus žurnalistus? Tos, kurie įsiveržia. Nežinau, bet čia jau spręsime, kaip čia daryti ir aš čia tikrai nepriiminėsiu, aš pati nepriiminėsiu sprendimų. Bet, tokiu atveju buvo. Nemalonių atveju tikrai yra buvę. O sakykit, dabar man taip prisiminė, kaip jaučiasi moteris politikoje tarp labai konkuruojančių vyrų. Ar jūs nejaučiate savo kolegų vyrų konkurencijos ir net nepasitenkinimo, kad jūs taip smarkiai lyderiaujate? Jaučiu. Labai tiesiai ir atvirai pasakysiu, iš tikrųjų tai yra ir to nenuslėpsi. Nes vyrai visada galvoja, kad jie yra patys geriausi. Jie veliasi įvairius konfliktus, o aš esu linkusi spręsti diskusijų būdu, diskutuoti, kalbėti, tartis. O šiaip ši konkurencija yra labai didelė iš tikrųjų. Bet turėčiau ir paminėti ir kitą dalyką. Jie gerbia, jie pradeda gerbti, kai mato, kad tu esi lygiavertis jų kolega arba, gal ir šiek tiek daugiau pasiekęs. Aš matau, kad keičiasi daugelio nuomonė. Gerbė, bet kaišėja pagalius į ratus. Būna visaip. Būna visaip. Ką labai norėtumėt pakeisti, kas turėtų keistis Lietuvos politikoje? Kaip jums atrodo? Labai sudėtingas klausimas. Keisti tikrai reikėtų labai daug ką. Ir kartais atrodo nesuprantama, kad tie, kurie kuria įstatymus, ar ne, kurie, kalbėsiu jau apie Seimą, tiesiog nemyli Lietuvos. Paprastai, aiškiai pasakysiu, jie nemyli Lietuvos, jie ieško kažkokių, yra vedami kažkokių interesų kartais, ne visi tikrai. O norėtųsi to tokio atsidavusio politiko, kuris tikrai pergyventų dėl to, kokia ta šalis taps po tos kadencijos, kai jisai baigs, po 4 metų. Kaip atrodys Lietuva, ką mes padarysime per tą laikotarpį, ar geriau gyvens žmonės, kad dėl žmonių dirbtų, tikrai, nes ir tai, kas Birštone yra daroma dėl žmonių, dėl tų, kurie čia gyvena ir kurie atvažiuoja. Ir kai tu tą turi širdyje, ir kai tu tą jauti ir darai, aš manau, rezultatas yra. Šitą priskirsiu dar prie labai moteriškos, tokios motiniškos savybės mylėti žmonės. Vyrai gali ir sukapoti mus po to pokalbio, bet atsilaikysim. Aš labai noriu paraginti latvių kolegas, kad paklaustų, pasinaudotų progą ir paklaustų kažko mūsų merės. Tai jūs galite klausti rusų kalba, mesgi. Ar nėra tokio noro? Čia. Kol kolegos Latvijai sugalvos, tai gal aš paklausiu. Birštonas gražėja, Birštonas saugus. Aš visą laiką, 3 metai atvažiuoju ir man vienintelė sentencija, kuri yra galvoje, kaip Festina Lentė, skubėk lėtai. Birštone tas labai atrodo šitam miestui tinka, bet jūsų, kaip Birštono merės ir kaip moters akimis, ko šiandien dar trūksta Birštone? Trūksta dar labai daug ko. Iš tikrųjų, daug padarėm, bet tai yra tik pradžia. Todėl, kad mes svajojam apie tai, kad reikia atidengti mineralinio vandens šaltinius, ar ne? Ta jau padarėme šiais metais, bet dabar neužilgo atidarysime Kneipo sodą arba Kneipo parką,
kur žmonės laisvai vaikščiodami, Birutė šaltinį, istorinį Birutė šaltinį, kur laisvai vaikščiodami galės atsigerti vandens, mineralinio vandens. Dar kartą pakartosiu, kad mes esame Birštonas yra ant mineralinio vandens kupulo, mes jo turim labai daug. Ir tie klodai buvo visi po žeme. Man norisi juos atverti tos klodus žmonėms, kad jie galėtų atvažiavę čia, atsigerti, pavaikščioti, pasigrožėti. Dar reikia sutvarkyti parkus, skverus, dar reikia užbaigti tvarkyti apleistus pastatus, kurių dar vis yra Birštone. Aš manau, kad per 4 metus mums pavyks nuveikti nemažai tų darbų. Nes, neturi likti kurorte apleistų pastatų, bet labai džiugina akį, kai pasižiūrėt. Stovėjo tikrai apgriuvę, lūšnelės tokios, o šiandien jau stovi gražus pastatai, kurie tarnaus žmonėms. Tai vat tokie, taip pat išlaikyti tradicinį sveikatingumo tą modelį arba būti kurortu, kuris nenueina į pramogas, nenueina į linksmybės, bet giliai išlaiko tas senas tradicijas. Tai yra gydymo tradicijas, reabilitacijos tradicijas, sveikatinimo ir sveikatingumo tradicijas. Tai mes norime išlikti ir laikytis būtent šitos linijos. Būti tuo kurortu, kokiu buvome 19 amžiaus viduryje, būtent pradėjome nuo sveikatinimo, sveikatingumo. Tai va tokie mūsų tikslai ir toliau gražinti, ir toliau plėsti, bet ne iki begalybės, kaip aš sakau. Čia neturi atsirasti daugiaaukščių pastatų, kurie būtų 9-10 aukštų. Mus riboja ir parko teritorija, ne aukščiau kaip 5 aukštų, iškia tokia senoji miesto daly. Tai stengsime išlaikyti tai, ką turime, ir gražinti ir puoselėti. Čia nori tokio. Спасибо за приглашение. Очень красивый, уютный город. Как вы думаете, приводить в порядок легче маленький город или большой город? Есть такие нюансы. С чем вы сталкиваетесь? Что легче, что хуже? А как вам кажется? Вопрос вопросом. Atsakysiu lietuviškai turbūt, taip. Aš galvoju, kad, iš tikrųjų, sutvarkyti nedidelę savivaldybę arba mažesnį miestą yra lengviau. Čia viskas greičiau pasimato, čia viską gali greičiau pamatyti, kas padaryta. Ir tai, kad mes esam nedideli, aš nesakyčiau maži, nedideli tai yra privalumas, todėl kad tai, ką mes padarome, yra labai greitai pamatoma ir matosi, todėl aš galvočiau taip. Bet man užduotis kaip meriai, kad gyventojų skaičius nemažėtų, kad demografinė situacija būtų kitokia, kad čia reikėjo, mums trūksta daugiabučių namų, kuo labai stebisi mūsų kaimynai, kurie neturi, kas juose gyventų. Mes turime labai daug sukūrę darbo vietų, pas mus jau atvažiuoja iš kitų miestų dirbti, nes mums nebeužtenka žmonių. Todėl aš labai noriu, kad čia atvažiuotų jaunos šeimos, su vaikučiais kurtųsi čia ir liktų gyventi. Ir tada mes po truputį augsim, bet tikrai nelabai daug. Здравствуйте, мы второй раз уже, я лично в Томасе с вами, мы уже разговаривали, приятно видеть, что город развивается. Но все-таки, наверное, вы тоже столкнулись с той же проблемой, что и Латвия, возможно, это туристы из России. Как вы решаете этот вопрос? У вас сократилось количество туристов из России, и за счет каких стран, может быть, вы как-то это балансируете? Taip, iš tikrųjų, turistų iš Rusijos problema yra ir jų skaičius mažėja dėl daugelio priežasčių, tačiau mes sulaukime daugiau turistų iš kitų šalių, tarkime, Baltarusija, Lenkija, Vokietija. Europos šalys pradėjo atrasti mūsų kurortus. Ir mūsų lietuviai taip pat labai mėgsta važiuoti į lietuviškus kurortus, kas mane labai džiugina. Tai šita problema yra tikrai netokia aktuali ir pas mus tikrai nestovi tušti pastatai dėl to, kad nevažiuoja rusų turistai. Šiek tiek sumažėjo, tačiau iš kitų šalių žmonės užpildo tas vietas. Ar dar turime klausimų?
Ponėlė, toks klausimas, čia kaip tik atidarom mes eilinę sanatoriją Birštone, tai visi kalba, nu ką, kokiu keliu eis Birštonas, ar jis taps antra Palanga, vėl nori lyginti su druskininkais. Tai pasakykit, kaip jūs sugebėsit išlaikyti tokį atskirą ramų kurortą ir dar vieną sanatoriją atsiranda tam įvažiavime. Kaip jūs sugebėsite išlaikyti vis dėlto, kad kurortas taptų Birštonas būtų Birštonu, o ne niekas su nieko nelygintų mus? Labai galiu aiškiai atsakyti. Birštoną galima padalinti į dvi dalis. Senoji istorinė dalis, kurioje mes esame dabar ir kurioje naujų statinių tikrai neplanuojam statyti. Šioje dalyje yra remontuojami seni, apleisti pastatai, jie yra atstatomi. Toks buvo Birštonas, mes naujų čia nestatysime. Ir tai, kas dabar vakar atidarėme Eglės gydyklas, dalyvavome atidarėme, tai yra senų pastatų rekonstrukcija. Nauji pastatai statosi įvažiuojant į miestą. Ir bet ta dalis jau yra naujoji dalis. Vienintelė dalis, kurioje galima statyti daugiau pastatų, tai yra galimybė plėtrai. Tai yra plėtros galimybė. Ir aš manau, kad Birštono senoji istorinė dalis tokia turėtų išlikti, tik tai sutvarkyta ir išgražinta, o naujojoje dalyje iš tikrųjų turėtų atsirasti. Nes dar yra viena problema. Joks verslas neateis čia, nei maitinimo, nei apgyvendinimo, jeigu čia nebus žmonių. Tam tikra masė žmonių, kritinė masė, kaip aš sakau, kurią mes jau peržengėm, jinai turi būti. Mes negalime likti tik tai su 500 vietų, kaip jau buvo atsitikę. Taip, kad Birštonas tikrai išliks Birštonu, nes jame kažkada tai iki 90 metų tikrai buvo labai daug turistų. Tai aš manau, kad mes išlaikysim ir tą tylą, ir ramybę, ir visą, kuo mes šiandien didžiuojamės. Dar turime klausimų, tik aš labai prašyčiau prisistatyti, niekas neprisistatot, su kuo mes kalbame. Vietas Kliutaitė. Ir klausimas bus stilingas. Jūs visada atrodote labai oficialiai, bet kartu ir labai gražiai ir labai stilingai. Tai norėčiau paklausti, kas Mano įvaizdžio specialistė sėdi prieš jūs. Aš iš tikrųjų, metams bėgant, aš vėlgi pasakysiu, turbūt vis daugiau laiko skiri tam, kaip tu atrodai, nes žmonės visada nori matyti merę pasitempusią, nesvarbu, kur tu eini, ar tu eini pasivaikščioti, ar tu važiuoji dviračiu. Jie visada nori matyti merę nepavargusią, gražią, pasidažiusią, čia jau taip intymiai. Ir visada normaliai apsirengusią. Aš manau, kad šioks toks pataikavimas gal žmonėms, o po to ir susiformuoja tas stilius. Metams bėgant, žinot, kaip atsiranda ir pačiai poreikis. Būti pasitempusiai visada. O namie, o yra koks nors kampelis, kokia nors valandėlė, kai galima būti nepasitempusi, nepasidažiusi. Yra, tikrai, nors dabar nerekomenduoja ir sako, kad ir namie reikia būti labai, bet tikrai yra ir tada jautiesi, kažkaip turigi atsigauti ir pailsėti nuo tų dalykų. Ir klausimai prapliupo, tik prisistatome. Ramutė Šmukauskaitė, Gyvenimo Prienų ir Birštono krašto laikraščio redaktorė. Pastaruoju metu pasklido Prienuose Birštone gandas, kad Birštono merė jau kurorte per ankštą ir kad ji ruošiasi kandidatuoti į Seimą. Ar tie gandai turi pagrindo, ar... O tai. Nesuderintas klausimas. Atsakysiu. Aš taip pat girdėjau tuos gandus, iš tikrųjų, pokalbiai vyko, būčiau neteisi, jeigu sakyčiau, kad nebuvo tokių pokalbių ir man niekas nepasiūlė, aš iš tikrųjų gavau tokių pasiūlymų, bet šiandieną labai aiškiai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nesiruošiu eiti į Seimą, kandidatuoti, nei būti sąrašuose, nes aš manau, kad žmonių suteiktas pasitikėjimo mandatas man šiandien yra svarbiausias. Ir aš dar čia turiu daug ką nuveikti. Taip kad iš tikrųjų ačiū už klausimą, galiu tiesiai šviesiai pasakyti. Ne, aš dar čia padirbėsiu. Turbūt. Dar vienas klausimas, nes reikia paleisti, gerbiama merė. Gerbiama merė, esu daktarė Auksė Nagilinė, Taikos Vėliavos komiteto
pirmininkė. Noriu miestas. paklausti jūsų. Mes prieš 14 mėnesių paskelbėme Birštoną taikos miestu. Kaip jums atrodo, ar tikrai yra ryšys tarp kultūros, taikos ir sveikatos? Ačiū labai, aš labai džiaugiuosi jūs matydama. Dėkui, kad atvykote pas mus į šventę. Tikrai manau, kad ryšys yra tamprus ir neatsiejamas. Tarp visų dalykų, ką jūs išvardinot. Ir mes tengiamės laikytis visų tų principų, kurie yra. Ir džiaugiuosi, kad esame taikos miestu paskelbti. Ačiū jums už tai. Tikrai ryšys yra labai tamprus. Ačiū. Ačiū visiems už klausimus, ačiū už dalyvavimą, labai ačiū gerbiama merė jums ir noriu jums palinkėti linksmų joninių, nes jūsų vyras yra Jonas. Ar bent busite namuose tom dienom? Nelabai. Bet abu su vyru išvažiuosime, tai bus joninės galbūt kitur. Linkiu didelės asmeninės laimės. Ačiū. Ir kurios netrukdytų toks aktyvus jūsų visuomeninis gyvenimas. Yra sakoma, kad veikla ne visada žymi ir reiškia laimę, bet laimės be veiklos irgi nebūna. Tiesa? Tiesa. Geros kloties visiems. Ačiū. Ačiū jums labai.